Tai pristatau jums Dalinuosi LT, tai yra daiktų namuose dalinimosi platforma Lietuvoje, tai yra, mes drąsiai sakom, pirmas toks produktas, jisai yra pakankamai naujas pas mus. Esmė pasaulyje tai nėra nauja, bet mes šiek tiek jį kaitaliojom, lindėm, taikėm ir pritaikėm Lietuvai, tai yra toks pilotinis variantas, su kuriuo mes dirbom dabar ir čia. Tai trumpai, kitas mano draugas Paulius tuoj pasirodys ekrane ir jums šiek tiek papasakos apie patį principą. Nepapasakos. Tai aš gal padarysiu tada paprasčiau, iškviesiu svetainę ir iš ten Paulius jums papasakos ir tuo pačiu jūs galėsit pasižvalgyti, kaip mes atrodom internete ir aišku, po to būtinai grįžę namo ir užsuksit pas mus. Dalinuosi.lt tai galimybė atlaisvinti jūsų sandėliuką, galimybė dalintis ir užsidirbti. Įsidėmėkite, dalintis apsimoka. Pažiūrėkime, kaip visa tai veikia. Vilma šias slides naudoja vos 2 savaitės per metus. Likusį laiką mielai pasidalinti. Evaldas šios žvėries neužturės ilgiau nei 2 metai. Gal jums čia reikia valandėliai? Nu, gražuolė man už nugaros naudojama tik tai savaitgaliais. Atėjo laikas šiems daiktams padirbėti. Užsiregistruokime Dalinuosi.lt. Toks trumpas mūsų teaseriukas į tokį didesnį šiek tiek video, kuris pasirodys jau kitą savaitę. Tai toks pirmas patarimas, jei kas nors turit kažkokią jauną kompaniją arba galvojat apie tą jauną kompaniją ir jos paleidimą, apie startupą ir panašiai, tai darykit tokius dalykus, filmuokit tokias reklamas, darykit nuotraukas, tai kainuoja labai pigiai, yra geras efektas. Tai ko mums prireikė, tai lentos, aišku, Pauliaus reikėjo. Prireikė lentos, prireikė izoliacijos, prireikė žmogaus už to fotoaparato, paties fotoaparato, 2 žmonių, kurie svajojo tas reaktoriais ir dabar sėdi ten viršuje. Ačiū Evaldui ir Vilmai. Tai va, dabar netaip įdomu, tai faktai skaičiai, tai mes startavom prieš 2 savaitės, spalio 10 dieną. Pabaigos kol kas nesimato, mes to labai džiaugiamės, tikimės ir nematysim. Tai turim per tas 2 savaitės 6000 lankytojų, pas mus prisiregistravo 110 naujų narių, kurie naudojasi sistema. Ir dabar sistemoje turim 158 daiktus ir jų daugėja kiekvieną minutę. Na gerai, kas laukia. Tai maždaug taip. Prieš tai mūsų skaidrė nebuvo labai įdomi, nes ten buvo daug skaičių, tai aš dar grįšiu trumpai, gal dabar grįšiu, po to grįšim prie šito, tai pasižvalgysim po pačią sistemą. Tai jūs matote tituliniam puslapį, tai yra ne visi daiktai iš tų 158, bet tai yra pagrindiniai. Tai yra tiksliau naujausi, populiariausi ir pigiausi daiktai, tai yra privačių žmonių sukelti daiktai, kurie siūlo jums juos nuomotis. Nepirkti, kai kurie beje atiduoda, bet pagrindiniai dalykai yra nuoma. Tai reiškia, kad aš jums, čia mano vaikų taip pat yra apie 19, siūlau išsinuomoti savo daiktus, jeigu jums reikia, pradedant nuo automobilio, baigiant teniso kamuoliukais, teniso raketėm, turi 3, kamuoliais, krepšinio, žodžiu, galite naršyti ir žiūrėti. Tai va, tai aš net negrįšiu tą skaidrę, nes ką per 2 savaitės mes pamatėm ir ką mūsų vartotojai žvalgėsi, mylėjo labiausiai, tai ir matoma tarp populiariausių daiktų. Tai pirmas yra automobilis, žinoma, jį žvalgėsi ir klausinėjo dėl sąlygų, dėl aplinkybių, kaip galėtų išsinuomoti daugiausia žmonių. GoPro Hero kamera. Na, toks įdomus labai daiktas Rolexas yra, jis atsirado pačią pirmą dieną, mes bandėm pasitikrinti, ar jis iš tikrųjų yra tikras. Dėvelė, niekas nesam matę tikro Rolexo, tai šiek tiek buvo sudėtingai įvertinti, bet žmogaus aprašymas yra toks taiklus, tai va, jeigu kam nors reikia pasirodyti vienai dienai ar vienai valandai, gali griebti, užsidėti Rolexą, aišku, tada jums prireiks labai brangaus kostiumo, greičiausiai geros mašinos ir panašiai, bet pradžiai jau turėtis.
yra populiariausi daiktai, tai iš esmės aš jums pasakysiu vieną paslaptį, ko mūsų useriai ieško, nes jie siunčia užklausas, pas mus tai yra ieškomų daiktų sąrašas. Tai, na, kas nori dalintis automobiliu, tai jūs būsit pats populiariausias, ko bus pas mus, bet yra kompiuterinė technika ir žaidimai. Tai reikia nuo kietojo disko, skenerio, Xbox'o, kaip išprotėjęs, Kinect'o visi nori, vienas yra, bet jis labai brangus. Tai nieks jo nesinaudoja. Tai va, turim tokį dalyką, gaunam užklausų, jas dedam, bandom taip suvesti žmonės, kad jie konkrečiai žinotų, ką jie galėtų pasiūlyti kitiems vartotojams. Nes mūsų draugai ir kiti klausia, sako, nu gerai, turiu aš daiktų, bet ką man pasiūlyti, kas bus įdomu žmonėms. Mes taip juos pirmą dieną žiūrim, sakom, nežinom. Tai va, dabar jau žinom, kokie daiktai yra populiarūs ir ko žmonės ieško konkrečiai ir kokias užklausas mes gaunam. Na, dabar čia tokia... Tokių keistų dalykų yra ir nežinau, kodėl žmonės juos siūlo nuomuoti, bet mes galvom, kad jau Halloweenai surinktume neblogą rinkinėlį, plius ten yra visokių crazy kostiumų. Tas dalykas ten ne peiliukas, ten mečetė tokia yra. Tai žmogus sako, kad su ją galima mišką kirsti. Šautuvas, pneumatinis, tai senovinis lygintuvas ir čia yra binoklis. Tai va, turim tokių dalykų, gal prireiks jau. Iš jų kažko tiek, mano pusė.